Labas rytas. Va, kokia žiema sugrįžo. Langai apšalę. Ką laukia rodo? Nulis. Ai. O taip jau buvo šilta ir gera. Ir vėl. Ir žiūriu dar savaitės gale, savaitgalį rodo ir -2, -3. Ai. Labas rytas, mėly ponai ir ponios. Atvažiavome į darbą pardavinėti automobilio. Gerai, čia apsižiūrėjom, viskas tvarkoj. Varom tiesiai į garažą, atvarys furikė. Eisim dirbti. Šiandien tas tralas apie 10 valandą, sakė, išvažiuosiu iš Šiaulių. Tai manau, kokią 1 valandą, gal bus 1, pusę 2 ir apie kokią 5 bus čia su namuku. Smagu, bus įdomi diena šiandien. Laukiam labai mes to žingsnio į savo išeit. Tai atėjo, išaušo ta diena, bet šiandien blogą orą rodo. Lietų, bet nesvarbu. Dzin, tegu lyna, tegu sninga, nesvarbu. Turiu vilkiką atvaryti. Va čia. Valymai, nu ką daryti reikia? Reiks laukti. Reikia į cirblius prasivalyti. Chemijos susipilti. Ir lauksim, kol atvarys. O tada eisim išvalyti. Kaip nuobodžiai skamba. Nu, bet ką darysi? O ką darysi? Va. Prisiminiau. Va taip. Nu, jungiame šviesą. Taip. Iš po paskutinės mašinos. Reikia išsipilti, išsiplauti šūdus. Į ką? Va, dar reikia kumą uždėti, krauti. Čia yra iš Opel Insignijos. Ir blemba jis toks jau reikia uždėti. Reiktų iš tikrųjų tą Insigniją perfotkinti, dėti iš naują skelbimus, nes blemba. Pigiau kainytę paderinsim, nuleisim. Nesakau, kaip jūs sakiau, iš po žiemos vienoj pusėje vienas sparnas priekinis. Matyt, gal keistas jis ten buvo kažkada ar ką, tokie smulkių burbuliukų jau užsidėję. Papūsta, tai va, žmogui reikės nuleisti ant remonto. O ką daryti? Prie Volvo sidabrinės padangėlės šitas pridėsim. Jos ale universalios. Reikės į maišų sudėti. Tai va, parduodant mašiną pridėsim, dar kainą reikėtų paderinti. Kad greičiau parduoti kiek galima, nežinau, 13 200 kokį daryti. Už 13 atiduot lygiai. Jo. O čia va taip va būna va. Žiemą atsimenu. Žmogus skambino. Mes norėjom 14 300 buvom įdėję. Sako, už 13,5 atvažiuoju paimu. Nesakau, per didelę nuolaidą. Va. Prašau. Teks dabar atiduoti pigiau. Nu ką darysi, čia toks dalykas yra, niekada nežinai. Vieną mašiną įdedi, tą skelbimą atrodo už brangiai, kitą dieną atvažiuoja ir išsivaro. Viskas. Čia nesusigaudysi, nesuprasi. Kaip tą kainą nusistatyti. Tai va, reiks nuleisti už 13. Jeigu kažkam reikia, gerą džipiuko, kibirinės spalvos,
automatas, 2 litrai, dizeliukas. Tai va. Jis jūsų laukia su antru padangų komplektu. Gerai, ką, viskas. Einu tvarkyti siurblį. Nu va, turim ką turim. Einam pažiūrėsim, kas čia gero. Ką čia turim? Turim tepalą. Biški šiukšlių. Nu čia kaip. Nėra čia taip ir prišnerpšta labai. Biški sienas, sėdynės plausis. Abi grindis, kilimai. Kas čia po sėdynėm? Po čiužiniukų. Pažiūrėkim. Nieko čia tokia stipriai, kas čia spausdintuvo kažkokie dalykai. Yra čia dar pakankamai su kitom palyginus, tai čia neblogai, sakyčiau, visai. Visai neblogai. Nu jo. Nu ką, panašu, kad imsimės darbą. O ką daryti? Čia daiktadėžės, a čia viskas normaliai. Sakykim, gyva, tvarkinga mašinytė. Šiukšlės biški išsimėtysim, kokį maišiuką reikia susirasti ir jo. Kipsime į darbus. Reikia išvalyti, reikia šiandien atiduoti ją. Nu, nelaikyti iki rytojaus, nes sakė, labai skubiai reikalinga. Nu ką, einam tvarkytis. Babai grindis pradėjau šluoti garaže, nes visokių lapų, šiukšlių, dulkių, žemių. Pabaigsiu grindis įsišluoti ir šoksiu į tą mašiną. Nu viską, susitvarkėm. Siurblys išvalytas. Priemonės įsipylėm. Škurliukai švarus. Šito siurblio tą variklį užvešiu vėliau tvarkyti, o dabar šoksim į furikę. Jo, reikia rengtis ir kipti į darbus. O jūs atvarykit mašinų aikštelę pastatyti. Ai, beje, šiandien ir atvarys. Vakar šnekėjom, tai turi atvaryti Mini Cooperį ir Fiat 500. Blemba, gal man reikia važiuoti iki aikštelės, ten biškutį mašinas pastumti. Jaučiu, kad varysiu, dabar patrauksiu ten mašiną, sutvarkysiu ir paskui grįšim dirbti, kad ten paruošti vietą, kad tas sunkvežimis įvažiuotų. Jo, bus rami galva. Ar šok šitą padaryti? Nežinau net. Ne, gal, sakykim, einu dabar į tą mašiną vis dėlto. Dirbsiu, kol paskambins, kad atvarė ten naujas mašinas priimsiu. Ir tada vėl grįšiu. O gal spėsiu net susitvarkyti, nežinau. Nėra baisi ta mašina čia iš tikrųjų. Reikia lipti jo, įtrenktis ir lipti vidų. Taip, judam. Darbai net pasidarys patys už save. Pajudėsim biškį, pasportuosim, reikia pilvą numest vasarą ir tai, kaip aš prie jūros eisiu, kaip išsiplikinsiu. Nu. Nu judesiukas. Neturiu net kada pafilmuoti. Nu va, čiužinys įsiplovė. Čia visi tie šaldytuvai
išsivalė, čia išsivalė, panelis nusivalė, nusiriebalino. Nu va. Čia šitie nusivalė gražiai. Viskas. Lemba, čia tik tai va buvo visur tais riebalais, taukais nutaškyta. Bet atsišviežino va. Taip kaip priklauso, pačioj dar neišdžiūvė pilnai. Na aišku, jog nieks švarių nevaro valyt. Ir čia nereik prisigalvot nesąmonę. Kokia yra, tokia yra. Nieką sutvarkysim. Nice. Durelės išvalytos. Sušilau. Sėdynė išplauta. Grindis čia sutvarkytos, bet lemba čia kažko tai prilieta. Nei su šepetuku, nei su kuo. Daugiau tai esmė gerai čia viskas. Atsinešiau kilimukus čia. O ten jau gerai pavariau. Tuoj parodysiu ir jums, mielieji. Kas čia iškrito? OBD. Va, biški šiukšlių. Čia sėdynės išsiskalbė. Atramos išsiskalbė. Čia grindis išsivalė. Žvilga sėdinikė. Gerai, dabar eisim. Čia bandysim tas grindis pašveist, dar ten pabandysim pašveist. Patrint, pažiūrėsim, kas čia gausis. Ir eisim va čia va visur aplinkui tą šudelyną. Jo, kilimukus paskui ir taip toliau. Einam, aš jums parodysiu. Kad nesakytumėt, kad nieką nedariau paskui. Va. Išvalyta, išlaižyta. Grindis, čiužinys, paneliai visi, viską žodžiu. Vairą kol atšvičiu čia, tais taukais riebalais apaugęs. Žodžiu, kaip ir viskas čia gerai dabar. Dabar džius ir viskas šaldytuvai, visi čia slenkščiai, durelės, viskas gražu. Tai šoninės daiktadėžės irgi išvaliau. Dabar einu kilimus. Atskalbsiu kilimukus ir sudėsim atgal į vietą. Dar paskui iššoksiu batus, nusimovęs langus, pravalysiu ant pačio galo ir dulkės nuo tų panelių su sausu. Nes vis tiek su tuo škuduriuku valai ten, paskui nudžiūna, lieka tokių labai smulkių tokių dulkikių, kurias reikia pašalinti. O man ir užkandos atvežė. Va. Čia burėkiuką su mėsytė, šiltas dar, karštas. Tai dabar einu suvalgysiu ir eisiu pabaigsiu tą reikalą. Na ir viskas, projektukas su šito baigtas. Palakščiau čia, gerai pasidaviau. Švaru, gražu, kaip malonu, kad taip išeina. Biški pradžius dar, viršai kas liukas paliktas. Tai viskas ok, išgaruos. Nieka čia neprijungiau jokių šviesų, atrodo viskas gerai. Nu, o ką? O mes eisim, susirasim kažkokius tai pakišti kažką po namuku ir lieksim į aikštelę, ten jau vietą ruošti. Nu va, manau, silikatinė plyta bus gerai, va taip va pakišti, nes va, jeigu padėsim ant plytų silikatinių, tai va, ir dankratas palenda, palygs gerai. Va, pareguliuot, pakelti dar kažką, pakaišėti, jeigu reikės tą lygį pasireguliuoti.
Nu aišku, kad reikės. Nėra ten tas asfaltas, to aikštelė toks kaip stiklas. Tai va, jeigu taip ant plytų stačių padėti, jas kampuose ties viduriu reikia 6 plytų. Jo, tai va, galės pasikišti dankratuką. Tas dankratas 2 tonas kelia. Rašo bent jau taip. Tai va, pakelnuot, pakišti, jeigu reiks ir bus liuks. Gerai, 2 turim, reikėt kažkur kieme dar susirasti 4. Einam ieškoti kažkur tai. Kažkur tai mes jau rasim. Čia nelabai jaučiu, ten reikėt tai galą kažkur už pastato. Nu va, 6 plytos su 6 plytukėm. Dankratukas, plytikės ir pirštinės dar kažkur va. Pirštinykės reikia tvarkingai va. Pasitiesiau, kad nepritep, nepripurvin. Tai va, viskas gerai. Užsidarom, susidėjom ir lieksim į aikštelę. Taip, dar atvežė ten tentą kažkokį iš kažkurio tai banko, tiksliai nežinau. Reikės eit nužiūrėti vietą kažkur užkabinti. Jo, čia susitvarkiau. Reikia užrakinti tą mašiną, tegul pradžiūno, paskui grįšim, pravalom langus ir viskas. Atiduosim. O, užsirakinam. Liuks. DAF trucks. Gerai. Persirengiu ir lėkiu į aikštelę. Išsimsiu viską, pasidėsiu. Ten reik mašinas biški perstumdyti vieną kitą, pasiruošti namų atvažiavimui. Lėkiam, va. Saulikė net išlindo, o sakė lietus bus. Lietų rodė, čia tipo šlapdriba, kažkokia šalta. Nu aišku, šilta nėra, 11 šilumos ir vėjas toks nemalonus, bet va, saulikė šviečia, žemė ridinėjas. Važiuoju į aikštelę, išsimesiu ten tas plytukės, prastumdysim mašinytės, kad vartai plačiai atsidarytų ir lauksim chatos. Nu va, išsikrovėm plytukės. Va čia va, taip ir dėsis, langai į šitą pusę bus. Matysis visa aikštelė mūsų. Nuostabu. Dabar reikia rakčiuką šitos mašinos pasimti ir šitos BMW. Biškutį tą Toyota čia priglausim. Jo, čia pravažiuos. Priglausim prie šitos, o tą BMW-ką ten va pastatysim už tos raudonos. Ir viskas tada. Ir šitie vartai, šitie atidaryti, šitie atsidarys ir įvažiuosime lengvai. Gerai, einam į ofisiuką. Išgersim kokios kavikės dar. Dar prišokęs skelbimiuką vieną įdėsiu ir ateisim, perstumdysim biškį. Nu ką, einam kažkur čia, pavarysim tą pirmuką, o paskui tą jo tikę. Opapa, o kai įkrenti, kai į foteliuką, ką tu? Viskas. Brūkšt ir dirba. Okei. Kur čia tą sėdynę biškį arčiau prisistumt? O. Graži mašinikė. Iš tikrųjų, vidus tai labai gražus. Tie paneliai visi nuostabu. Tai pasikūrėm Toyota. Dabar pervarysim. Vieno žiūrovų klausė apie tą Toyota. Gera, ta Toyota gera yra. Graži, spalva gera. Viduj viskas čia su jie gerai yra.
Va. 108.3 nuvažiavus. Automatas, nu iš vairo. Matos, nėra tas vairas nutrintas, iš karto žiūriu, čia nėra blizgu, čia nėra ištrinta kažkas, tai tvarkinga, o navy mūsų gatvelę rodo. Važiuoja tvarkingai, tai kur čia rankinis, va, kamera galinė vaizdo. Dizeliukas, tai jo tikė 2.14 metelių. Va, galvokit, kol yra, draugai. Ai, čia blemba negerai bus šalia. Reik varyti ten šiek tiek giliau. Va, sakykim, čia va pastatysim, tada tikrai čia vietos daug, atvažiuos, privažiuos. Va, pastatysim Toyota, o prieki parkai, gale parkai, kamera atbulinio vaizdo. Dabar eisim pažiūrėti naujovės, turim dvi. Va, naujo mašina aikštelėje, Fiat 500. Iš pažiūros apėjus tvarkinga. 2011 metų. 1.3 benziniukas, 8.1 kW. Yra techninė apžiūra, viskas yra. Žodžiu taip. Sėdat ir atvažiuojat į aikštelę, nusiperkat ir išvažiuojat. Padangos geros. Ratukai lieti. Viskas originalu. Nieks neišpersta, neišniokota. Kas viduj? O, wow. Žiūrėkit. Gražu. Sėdynės, va, tavo medžiaga yra labai gerai. Jin kaip ir šviesi, bet kaip ir tuo pačiu neteplė. Gali vietos normaliai sėdėti. Manau, kad bus minkšta. Pačiupinėjus sėdynės, tai... O. 5 bėgiai, mechaninė, langai elektriniai, kondicionierius. Nežinau, karočią. Pabandom pasikurt, pažiūrim, ką čia rodo. Prietaisų skydėlis. Brūkšt ir dirba. Liukas baltas. Sakau, kas čia taip šviesu viduj. Oho. Taip, pravažiavus mašiną 150 000. Blemba, nesitikėjau, kad taip tyliai dirbs varikliukas. Maža mašinikė. Na, aišku, ir varikliukas nedidelis, bet... Nice. Baltas vairas gražus. Jo. Graži mašinikė. Nu ką, MP3 grotuvas kaip muzikėlė. Oba. Gerai vara. Ką aš daugiau jums galiu pasakyti, čia per kelias minutės nepasižiūrėsiu. Čia auksas, dar kažkas yra. Neįsivaizduoju, langai. Viskas veikia. Tas, kas turi veikti. Nenugrandyta, neištrinta. Moteriška mašinikė. Spalva gera. Sidabrinė. Nice. Kaina jos 3,7. 3,7 šeimininkas sakė. Aišku, galima pasiderėti. Liukas didelis, va. Matot. Visos priekis mašinos. Liukas. Tikrai nuostabus automobiliukas. Klasika. Gerai, o dabar lipsime Cooperiuką. Cooperis jau didesnė už Fiatą. Bet irgi va balta. Juodi ratai. Panoraminis stogas. Aha. Panoraminis stogas.
balta gulbė. Kuperio kaina 7,5. Dar einu pasižiūrėsiu dokumentus kelintų iš šių metų ir visą kitą. Sėdami kuperiuką. O, 2 liukai. Odinis gražus salonas. Mechaninė. 6 pavarų. 1.6 dizeliukas, 8,2 kW. Irgi iš karto atkreipiu aš dėmesį į šitas vietas. Nu, jos va, čia tas visas minkštas, bet nėra ištrinta, nėra nutrinta, nes kilometražas va toks va. Čia jau klimato, kondicionierių, klimato kontrolė yra. Nesuprantu, karočią. Turite atvažiuoti patys ir apsižiūrėti. Šiaip va užsikūrė varikliukas, dirba gražiai, dabar auks jungtis. Kas čia dar kažko čia yra? Kas čia yra? Ko čia yra? Keisti mygtukai tokie. Pum. Visi 4 langai elektriniai. Kondiškė. Mygtukų ant vairo yra. Kritulių daviklis jaučiu yra. Jo, yra. Šviesų ilgų asistentas yra. Čia tikrai jo autopilotas yra. Nu, tokia neprasta visai. 12 metų. Iš išorės labai gražiai atrodo. Jo, dabar aš ten ją pasistumsiu biškutį. Ir eisiu padaryti nuotraukėlės tiek šitos, tiek anos. Paskui eisim į ofisiuką, sumesiu skelbimukus ir lauksim naujų šitų mašinų šeimininkų. Nu, aš labai lauksiu. Atvažiuokit, pasižiūrėkit, pabandysit, kaip važiuoja. Gal patiks. Gal ieškot kažko panašaus, tai va, laukiam. Išsimokėtinai irgi jas galim išsigyti. Jum patogią formą. Norit už savo sutaupytus pinigus, norit su paskolą automobilį, norit leasingu, kaip tik norit, visokiom formom. Tai va, gerai, stumiuos, einu fotkin. Nu, kuri jum gražesnė? Hyundai ar Toyota? Šiaip žiūriu iš dydžio labai panašiai. Hyundaius 12, Toyota 14. Hyundaius 6 su biškiu, Toyota 7 su biškiu. Kaip jums atrodo, kuri geresnė, patvaresnė? Aš šituose mašinuose neišmanau, būtent šituose. Nu, Toyota tai atsiliepimų girdėjęs esu iš turėtojų jų, tai kad su jom viskas teisinga. Hyundaių nepažįstu nieką, kas tokia turėtų į 30. Ką žinau, gal irgi nieką. Ok. Aną susifotkinom kuperiuką. Gesinam Toyota, biški padirbo, biški apsukau porą ratukų čia aplink aikštelę. Nu, reikia kartais mašinam. Reikia mankštos kaip ir žmonėm. Aš į mašiną žiūriu kaip į gyvus organizmus. Va. Man jos visos gyvos. Yra ten kampė 2 negyvos. Paskutinė ir prieš paskutinė, o daugiau visos gyvos. Gyvos, aš jau pasišneku su jom, apsitariam, pakalbam. Tik niekam nesakykit. Įvažiuos vieną dieną su mėlynais chalatais ir su marškiniais nešini ilgom rankovėm surišimui. Blemba, pačiam juoksima. Taip, dabar reikia į ofisuką, nieko nebus. Aną susifotkinau, reikia kraut skelbimus, dar čia žmonės atvažiuoja. Sukamės. Abi naujos mašinėlės lietuviškom registracijom, su naujais technikiniais. Beje, Mini Cooperis visais 4 varomas. Turėkit tą galvoj.
kad paskui neklausinėtumė čia manęs priekiniai ar galiniai. Jokauju, klauskit, ką norit. Tai va, abi mašinos su lietuviškam registracijom galit bet kada atvažiuoti ir išvažiuoti vietoj, supildysim, uždeklaruosim. Tai va, gerai, einu viskas į kabinetą rašyti popieriukų to mašinom ir dėti skelbimukus. Čiau, braškelė, susitiksim neužilgą kompote. Galai gerai sakė, kad lis, jau džiaugiaus, saulė, sakau, išlindo, švietė, taip gerai buvo, gražu. Adova taip staigiai ir atšalė, 6 šilumos beliko. Greitai keičiasi viskas. Jo. Nu ką, kupieriukų jau atspausdinom kainytę, į skelbimuką įmetėm. Dar į Facebooką įdėsiu mūsų paskyrą. Eisim paskui Fiatuką, Fiat 500 sutvarkyti. Oi, taip miegas ima, negaliu. Tik saulės neliko, apniuko, miegas pradėjom džiauriai. Grįžo. Valio. Reiks įkurtuvės dabar daryti. Biški trumpom akimirkom užmėsiu, kad matytumėt, kaip visą tai atrodo, nes reikės eiti padėti ant biški žmogui. Nu va, namukas vietoj. Prašau. Nu va, jeigu reikės transportavimo paslaugių, kreipkitės, duosiu kontaktus. Nu va, prašau. Namą iš Trakų parsivežėm į Šiaulius. Neprivažinėsigi ten. Nu, reikia eit pas direktorių dabar su naujais raktais. Reik šampaną blemba traukti iš spintelės. Nu ir kaip jum atrodo? Viskas čia su juo gerai. Nėra jis toks mažas. Aikštelė labai didelė. Viskas liuks. Naujas, gražus. Čia va užsidėsim tentą gražų. Na va, nesimatys to visą bardakėlę. O čia va iš visų pusių va. Einu toliau parodysiu jums. Negaliu atsidžiaugti. Nu. Va iš visų pusių čia gerai viskas matysis. Sunku žaltis. Nu, kėlė su traliuku taip jau strėlės toli išties negali. Atrodo, kad nieka, bet absoliučiai naujas. Nulis. Kvepia dažais visas. Va. Čia su tais milteliniais. Čia skarda. Viduje apšiltintas viskas. Tvarkingai, dideli langai. Nu, užeikime vidų. Pažiūrėti geriau. Rankenas reikės susisukti. Viskas yra dėžutėj tvarkingai sudėtava. Atvežė. Viskas nauja. Viskas kaip priklauso. Sunkus tokie, ne kažkokie iš skardikės padaryti. Tai va. Matot, palei durų aukštį. Ir langai kokie dydžia va. Nu, vos ne iki žemės. Atidarome abudu. Nu, į ką jūs norit va. 3 stiklų, 3 kamerų storį. Norit kebabų kioską atidarot. Norit mašinas pardavinėti. Žiauriai gerai. Va visa aikštelė matos. Nuo pat krašto, gatvė visa matos. Viskas tiek per vieną langą, tiek per kitą. Nuostabu. Esam labai patenkinti. Lempos va, ledai, apšvietimai, rozetės čia, ten, automatukai. Storos duris,
Va, pažiūrėkit, durų storį. Nežinau, eis pertik, bet nu, normalaus, storas. Kvepia dažais. Ne, gražiai, tvarkingai, gražiai padaryta. Šviesų. Jau laukia prietema tokia dabar yra. O lietus lyna, viduj nieko negirdi. Tai reiškia, kad izoliacija yra kažkas. O. Pila laukia kaip reikiant. Viduj tylu. Prašau. Nu ką, įsikursim. Planas toks, kur čia į kampą atsistuot, parodyt. Jis gal čia neina perdot, bet jis ilgas. Jis 5,5 metro. Tai vieną stalą čia statysim, kitą stalą ten anam gale, čia vasovkikė atsisėst. Jo. Dabar galvoju, čia stalas. O gal vieną stalą ir 2 kėdės. Čia lentyną susidėt. Nu, pasižiūrėsim. Svarbiausia, kad yra čia pargabentas iš toli. O čia dar raktų komplektas. Tai va, reikaliukai tokie. Čia ant plytų va taip kampuose dabar pasidėjom. Matot, per tokį ilgis 5,60 ar 5,70 ilgis. O per tokį ilgį niekas niekur nei linksta, nei ką, stovi visas stamantriai, stabiliai, taip kaip priklauso. Nuolydis yra ne į priekį, į aną pusę biškutį stogo. Tai va, nubėga viskas ten iš anos pusės. Labai nuostabu. Plytas padėjau taip, kad ant kratą galėčiau pasikišti va apačią, biškį pakilnuoti jį, biškį pareguliuoti ir bus gerai. Ne, tikrai išvaizda ne koks geltonas cara mara kioskelis laikų. Nu ką, gerai. O aš žinokit jau 6:30. Ne, ką čia pezu? 7 jau. Viską, žinokit, darau aikštelę, lietus pliaupia. Nu čia sėdė, dabar jau prasmės nėra ir jo labai pavargau šiandien. Labai pavargau. Noriu pailsėti, pagulėti. Pastrateguoti, paplanuoti. Ir viskas. O mes susitiksim kaip visada rytoj vakare. Ačiū, kad paspaudžiat like, ačiū, kad prenumeruojat. Kas neprenumeruojat, nepamirškit to padaryti. Ir ačiū, kad žiūrit ir susitiksime mes rytoj. Iki, mielieji mano.